Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, mielieji Šratinuko pasakėlių klausytojai. Mes ir vėl susitikome po trumpos savaitės, nors kas mūsų laukia tą savaitę galbūt ir prailgo. Na ir šį kartą su manimi laidelėje kartu pliurps, šnekės ir juokaus jau jums pažįstamos merginos. Tai yra Viktorija. Sveiki visi! Jei kas neatsimena, Viktorija mums yra perskaičiusi vieną pasakėlę ir dalyvavusi mūsų diskusijoje. Ir dar su manimi šioje laidoje kartu bus Justina. Sveiki, draugai! Taigi, o Justina, jeigu kas jau spėjote užmiršti, yra mūsų klausimėlio žurnalistė. Ji klausinėja vaikų jų nuomonės įvairiais klausimais. Ir ji taip pat dalyvavo mūsų vienoje diskusijoje. Taigi, kaip jums sekėsi po to, kai jūs paskutinį kartą buvote mūsų laidoje ar kartu su manimi šnekėjote? Viktorija, kaip praleidai laiką nuo to? Na, jeigu kalbant apie savaitę, tai man ši savaitė buvo tiesiog nuostabi. Jei galiu dabar pagirti savo draugės, buvo vakar krepšinio varžybos ir laimėjom pirmą vietą. Tai tas man labai... Oho, sveikinu! Ačiū, labai džiaugiuosi visomis komandos dalyvėmis. Ir, na, tiek, tai va, man dabar labai... Euforijoje dabar esi labai džiugi būsena, taip? Taip, būtent labai džiaugiuosi ir dabar man net nuo vakar pasiliko tokia gera nuotaika. Labai smagu, aš labai džiaugiuosi už tave. Noriu pasakyti, kad sportas yra sveikata ir visi sportuokit ir būkit tokie laimingi, kaip dabar yra Viktorija. Na, o Justina, kaip tau sekasi? Kaip praėjo ši savaitė, kas gero, galbūt kas nors blogo atsitiko? Blogo nas atsitiko. Per kūno kultūrą, darydama pristatymus, labai petį sakau. Skauda labai? Jo, net nebežinau, kaip pasakyti. Na nieko. Svarbiausia, kad dabar šiek tiek geriau būtų negu tada. Ir viskas pasitaisys. Svarbiausia, kad nebūtų jokių lūžių ir rimtų traumų. Kaip sako, randai puošia žmogų. Tai vadinasi, aš turiu labai daug puošmenų. Na, bet šį kartą mes kalbėsime ne apie žmogaus randus. Bet iš dalies taip, mes kalbėsime apie randus, tik jie yra ne žmogaus, o patys pamatysite ko. Pirmiau turėtumėm išsiaiškinti praėjusios laidos mįslę, kurią aš jums tojau pat pakartosiu. Vienas lieja, antras geria, trečias auga. Na, ar jūs, merginos, žinote įminimą šios mįslės? Justina? Na, gal spėjimą šokį turėčiau, kažkas su gamta susiję, bet dar tektų pagalvoti. Galbūt Viktorija galėtų tiksliau pasakyti. Vienas lieja, antras geria, trečias auga. Kas tai yra? Na, kas lieja, tai manyčiau dangus arba lietus, o toliau kitų dar nespėjau apmastyti. Taip, tu esi teisi. Lieja lietus, geria žemė, o tas trečias, kuris auga, yra žolė. Na ir aš iš karto nedelsdama noriu pristatyti mūsų šios dienos laidos temą. Tai yra gamta, aplinka ir kuo čia susiję yra randai, kuriuos aš minėjau. Tai kalbėsime apie tokius bjaurius mūsų gamtos randus kaip šiukšlės, atliekos, visokie kiti tokie bjaurumai, kurie teršia mūsų labai gražią gamtą. Na ir iš karto norėčiau pereiti prie mūsų šios laidos pasakėlės. Tai yra Vytauto V. Landsbergio Kaip zitutė mišką tvarkė. Paklausykime ištraukos. Po saldaus žiemos miegelio ropštėsi šarvų žvėreliai. Kam čia protas susisuko? Nei gėlės, nei bobausiuko, vien tik šiukšlių pribarstyta. Buteliai, maišeliai, kita. Nei lapelio, nei uogelės, zitai daužosi širdelį. Ką mes valgysim, ką gersim, tuoj kanopas mes užversim. Zita verkia, ką daryti, kaip tą mišką išvalyti. Bėkime galbūt pas gervę, ji patars, kaip šitą smarvę dailiai sutvarkyti, štai rūke jos snapas švyti. Gervė tuoj į dangų rodo, teks į kalnus lėkti, rodos,
Pas pasaulio karalaitį skrisime maždaug savaitę. Jis patars, turbūt jį žino, kaip iškuopti šį šiukšlyną. O karalius juos pamokė. Tik tada šiukšlės iškuopsi, į pasaulį teršti nustosi ir kartu į talką stosi. Kas blogesnis neieškosi, o viens kitą pabučiuosi. Ir gyvensime kaip rojai, šiukšlės greitai išgaruoja. Kai visi dainas dainuoja, susitvarko ir prašluoja. Nebeieško kas blogesnis, kas silpnesnis ar kvainesnis. Vos namo draugai sugrįžo, žvėrys klausė, ką darysim? Briedis niurna, valgyt noriu, kriuksi kiaulės, liūdnos storos. Zita sako, nesibarkit, pučinukais apsiberkit. Ir įvyko dyvui, dingo šiukšlės, žydi slyvos, skraido danguje drugeliai, plaukioja upė laivelis. Aloyzas ir Zitutė kaitinasi savo saulutį, o pavasaris pareina ir niūniuoja linksmą dainą. Aš esu labai laimingas, kai aplinkui taip tvarkinga. Užauginsiu daug uogyčių, grybų, kriaušių ir gėlyčių. Šratinuko pasakėlės. Beje, užmiršau paminėti, kad šią pasaką mums perskaitė Aistė. Išgirdome labai gražų eiliuotą pasakojimą, tačiau jis yra ne tik gražus, bet ir pamokantis. Kokią pamokamąją mintį šioje pasakoje įžvelgė Viktorija? Paklausykim. Aš manau, kad čia buvo mintis nešiukšlinti, mylėti gamtą, suprasti jos duodamus vaisius, naudą ir, jau kaip sakiau, mylėti ją. O Justina ką pastebėjo? Pastebėjau gal tai, kad ne tai žiūrėti, kas prišiukšlino, o tvarkyti visiems draugiškai, linksmai. Taip, labai rimtą mintį pastebėjai. Ir jūs tikriausiai savo aplinkoje esate nekartą ar netgi labai dažnai pamatę, kad, sakykime, kas nors numeta kokią šiukšlę, ar tai saldainio popieriukas, ar taip kas nors, ir kas nors liepia pakelti, ir tas, kuris nenumetė, jis, aš nekelsiu, ne, aš numečiau. O tas, kuris numetė, tas jau senai dingo. Taigi, o ši pasaka moko, kad kaip tik reikia patiems susiprasti, nesvarbu, kas šiukšlina. Reikia visomis išgalėmis tvarkyti tą žemę. Antraip vieną kartą, kaip čia šioje pasakoje po saldaus žiemos miego, mes pabūsim dideliam šiukšlyne pavasarį. Na ir man šitą pasaką dabar pagalvoju labai primena mano tėtį, nes jis visą laiką sako, nesvarbu, kas prišiukšlino, vis tiek jūs gyvenat šito žemėje ir reikia ją tvarkyti ir saugoti ir tausoti. Labai teisingai kalba tavo tėtis. Ir jūs, mėlėjai mūsų radijo klausytojai, turėtumėm jaustis kiekvienas atsakingas už tai, kokioje aplinkoje mes gyvename. Ir dar kartą kartoju, nesvarbu, kas šiukšlina, svarbu, kas tvarko. Tiems žmonėms reikia reikšti pagarbą ir patiems prie jų prisidėti. O šiukšlintojus visada reikia sudrausminti ir tegul jie ištaiso savo klaidą, padarydami žymiai geresnių darbų žemėje. Na, o aš manau, kad dabar mums būtų pats metas aptarti, kaip tą aplinką reikia tvarkyti. Neužteks vien juk pakelti kokį popieriuką nuo žemės. Reikėtų, manau, susirūpinti rimčiau, nes dabar aplinkos tarša yra labai opi problema visai žemėje, visiems žemės gyventojams. Taigi aš iš karto norėčiau jūsų paklausti, šiuo atveju tavęs, Justina, kaip tu tvarkai aplinką ir ką galėtum patarti kitiems, kas norėtų užsimti tokiu gražiu darbu? Aš patarčiau neišmesti bent kur savo šiukšlių, net važiuodami pailsėti, pasirūpinkite maišais šiukšlėmis, neleiskite, kad atliekos terštų gamtą, palikite savo poilsio vietą tvarkingą, kad neterštumėt gamtos. Ir tu visuomet, sakykime, paimkim kaip pavyzdį. Poilsiauji vasarą prie ežero, prie marių, tu visuomet sutvarkai savo poilsiavietę, nepalieki ten primėtytų vienkartinių stiklinių, polietileno maišelių ir kokiu nors popierių.
Taip, niekada nepalieku, jeigu matau labai akivaizdžią šiukšlę, tai tikrai visada ją paimu. Na, Viktorija, o ką tu galėtum nuo savęs patarti, kaip reikėtų užsimti aplinkos tvarkymu? Vasarą mes su tėčiu ir sesė su broliu važiuojame į mišką ir ten, kaip pastebiu, būna šiukšlių ir jas visą laiką pasistengiu surinkti. Tai va, dabar pradėjau apie mišką. Tai nepamirškite, kad miškas tai ne vieta šiukšliams. Nevežk jokių atliekų ten. Buteliai, plastikinė tara dulėja dešimtmečius. Be to, žvėrelis įkišęs galvą į tokią tarą gali uždusti ir apsinuodyti. Taip, kaip matom, šiukšlės yra ne tik, kad negražu, bet ir pražudo kai kuriuos gyvūnus. Labai baisu. O aš nuo savęs norėčiau pasakyti, jeigu kalbame apie mišką, kad neardykite samanų, nes suardysite miško paklotą. Juk žmogus tai ne šernas, kad viską knystų. Taip pat neraukit grybo rudenį grybaudami, nes suardysite visą grybieną. Geriau juos nupjaukite. O toje vietoje kitą kartą būtinai rasite grybą. Taip pat neskinkit augalų, kurie įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Saugokit juos, kad neišnyktų. Argi nenorėsit parodyti savo vaikams, kaip nuostabiai atrodo baltosios lelijos rausvame saulėlydžio fone. Ir apskritai dabar, kai pagalvoju, kiek daug buvo anksčiau visokių augalų, visokių gyvūnų, kurie dabar išnyko. O išnyko kodėl? Būtent dėl to, kad mes netinkamai rūpinomės savo aplinką. Na, o klausimą, kaip vaikai rūpinasi gamta ir tvarko aplinką, Justina paklausė mūsų draugų ir mes dabar mielai paklausysime jų išradingų atsakymų. Deginu ir konteinerį metu šiukšlės, va. Šiukšlės kur dedu? Rušiuoju šiukšlės. Kas dega į krosnį, stiklus į konteinerius, žalis, raudmėlynus, popierius į konteinerius, kai kurios deginu. Šitas kompostuojamas atliekas į kompostinį konteinerį. Šiukšlės rušiuoju ir nešu į žalią ir geltoną konteinerius. Pavasarį grėbiu lapus. Kasmet dalyvauju akcijoje darom. Nešiukšlinu miestelėje, o kas šiukšlina, tai aprėkiu. Ir dar dalyvauju akcijoje, darom renku šiukšlytes miške, palei kelią rinkom praeitą pavasarį. Na, o pas mus Lietuvoje dabar, kaip žinia, yra pavasaris. Ir aš noriu duoti labai dar vieną gražų ir naudingą patarimą visiems, kurie rūpinasi mūsų žeme. Būtinai pasodinkite medelį. Geriausia kiekvieną pavasarį su visa šeima bent po vieną medeliuką. Jei vidutiniškai žmogus išgyvena 70 metų, tai kiekvienam mūsų šlamėtų tiek medžių. Žodžiu, jeigu kiekvieną pavasarį jūs pasodintumėte bent po vieną medelį, liepaitę, ąžuoliuką, berželį, pušelę ar dar ką nors, šitiek užaugtų miškų, kurie dabar yra nežmoniškai kertami ir jų vis mažėja, o kaip žinome, miškai yra žemės plaučiai, jie grynina mūsų orą, gamina deguonį, jie yra mums labai būtini. Taigi prisijunkite prie labai gražios akcijos ir pasodinkite po medelį. O jeigu nenorite kiekvienais metais sodinti medelį, tai pasakykite tėveliui ir mamytei, kad jums reikia sesutės, o sesutę pagyvinkite medeliu, pasodinę jį. Kaip suprast? Sakykim, jeigu gimsta vaikas, reikia pasodinti medelį. Taip daro mūsų šeima ir tai tikrai yra labai efektyvu. Vaikas būna tikrai labai gyvas. Labai įdomi jūsų tradicija. Ir pasakyk mūsų mėliems radijo klausytojams, kiek tu turi brolių ir seserų. Na, aš turiu 4 seses ir 1 brolį. Žodžiu, kartu su tavimi jūsų yra iš viso 6. Vaikai 6 ir dar 2 tėvai. Nuostabi ir labai graži šeimyna. Ir kiekvienam jūsų šlama po medelį, taip? Tai aišku. Labai graži tradicija. Na, bet šį kartą mūsų laidelė vėlgi eina į pabaigą, o mes jums turime užduoti mįslę.
žinau, kad daugelis mūsų klausytojų mūsų laidelės klausosi vien dėl to, kad nekantrauja išgirsti vis po naują mįslę, o kitos laidos pradžioje išgirsti, ar jie buvo teisūs ir sužinoti tą teisingą myslės įminimą. Na, o šį kartą norėčiau paprašyti, kad Justina arba Viktorija, nežinau, jūs pačios apsispręskite, kuri tai galėtų padaryti, užduotų mums myslę. Na, Justina? Taip. Stovi kampe dėžė ir visas pasaulis matyti. Kas? Pakartok, Justina, dar kartą myslę, kad visi gerai įsiklausytų ir pagalvotų. Stovi kampe dėžė ir visas pasaulis matyti. Kas? Tikrai labai, sakyčiau, mistiškas dalykas, kokia dėžė, per kurią matyti visas pasaulis. Na, išties, juk turime visą savaitę tam pagalvoti, mes su Viktorija pasižadame taip ir padaryti. Tai aišku. Taigi, o dabar mums belieka su jumis atsisveikinti ir prieš atsisveikinant dar kartą primenu. Tausokite žemę, mylėkite gamtą, ją rūpinkitės, nešiukšlinkite, o atvirkščiai, tvarkykite ją. Na ir iki pasimatymo, galbūt jau žymiai tvarkingesnėje gamtoje. Tvarkykite gamtą ir būkite labai protingi visi. Iki. Jeigu žemė bus tvarkinga, tada galėsim visiems pasakyti iki. Na, o su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.